Rumunija. Konstantos uostas. Čia lapkričio pirmoje pusėje įplaukė krovininis laivas Mabroka. Jo krovinys – 40 000 tonų karbamido iš Uzbekistano. Tik viena bėda. Krovinys visai ne uzbekiškas. Nustačius, kad trąšos į uostą pateko pasitelkiant suklastotus dokumentus, apie 16 milijonų dolerių vertės krovinys buvo sulaikytas. Anot Rumunijos žiniasklaidos, tikroji trąšų kilmės šalis – Rusija. Rumunijoje sulaikytą laivą ir Lietuvą sieja du bendri vardikliai – krovinys ir jo atgabenimui pasitelkti mechanizmai. Bendradarbiaudami su kolegomis iš Baltarusijos kelis mėnesius aiškinomės, kaip į Lietuvą patenka sankcijas galimai pažeidžiantys kroviniai. Ne tik trąšos, bet ir dideli kiekiai metalo gaminių. Taip radome 2 sandėliukus Perkūnkiemyje, milijoninės prekybos operacijas ir 10 galimai suklastotų dokumentų. O taip pat radome jau pažįstamų veidų. Ir sulaukėme komplimentų. Вы глупый или мне это показалось? Apie sankcijų apėjimo mechanizmus kalbame ne pirmą ir turbūt ne paskutinį kartą. Jau pasakojame apie baltarusiškų trąšų gabenimą tiek vilkikais, tiek traukiniais. Taip pat pasakojame apie tai, kaip rusiška ir baltarusiška mediena į Lietuvą patenka pasitelkiant suklastotus kilmės dokumentus ir neva atvyksta iš Kirgizijos ar Kazachstano. Šalių, kuriuose nėra nei didelių miškų, nei išvystytos miško pramonės. Uzbekistano istorija kitokia. Skirtingai negu medienos kilmės šalimis tapusios kaimyninės valstybės, Uzbekistanas turi išvystytą trąšų pramonę ir iš tikrųjų gamina tai, ką į Lietuvą importuoja dideli ir maži verslai. Tik viena bėda. Lietuva iš Uzbekistano įsiveža kur kas daugiau trąšų, nei sako pats Uzbekistanas. Duomenų analizai pasitelkėme oficialią Jungtinių tautų statistikos duomenų bazę UN Comtrade, į kurią tarptautinės prekybos duomenys suplaukia iš kiekvienos valstybės statistikos agentūrų. Čia pamatėme, kad nuo karo Ukrainoje pradžios Uzbekistanas į Lietuvą eksportavo trąšų už 19,5 milijono dolerių. Logiškai mąstant, Lietuvos deklaruotas uzbekiškų trąšų importas turėtų būti panašios apimties. Tačiau duomenų bazėje pamatėme ne tai. Lietuvos pateiktais duomenimis per tą patį laikotarpį importuotų trąšų vertė beveik 78 milijonai dolerių. Anot premjerės patarėjo Kęstučio Lančinsko, šie duomenys akivaizdžiai rodo, kad didelė dalis į Lietuvą įvežamų uzbekiškų trąšų visai ne uzbekiškos. Jeigu žiūrėti absoliučius skaičius, tai manau taip rodo tam tikras tendencijas, bet tos neigiamas tendencijas, bet tos skaičius reiktų paanalizuoti labiau. Į Lietuvą patenka tiek baltarusiškos trąšos, tiek sankcijų sąrašuose esančių Rusijos oligarchų valdomų įmonių produkcija. Bent dalį įtartinų trąšų atsekėme iki sandėlio Jonavoje. Bet pirmiausiai keliaukime į Perkūnkiemį. Sostinės Perkūnkiemio mikrorajone, vienas šalia kito esančiuose pastatuose, yra 2 sandėliukai. Vieno plotas vos viršyje 4 kvadratinius metrus, kito vos 2. Bet per praėjusius metus šiuose sandėliukuose prasisuko milijonai eurų nukeliavusių į labai įdomias kišenes. O dabar truputėlį sustokim, nes ši istorija turėjo vystytis kitaip. Keletą mėnesių dirbome prie didelių srautų trąšų iš Uzbekistano, kurias į Lietuvą įvežinėjo viena įmonė. Radom daug įdomios informacijos, netgi nuvykom į sandėlį Jonavoje, kur tos trąšos atvyksta ir svarbiausia, radom pluoštą dokumentų, kuriuos pasirašo vienas ir tas pats pareigūnas iš Uzbekistano. Mes su juo susisiekėm ir jis pasakė, kad jis nieko panašaus nepasirašinėjo. Jis netgi žadėjo atvykti į Lietuvą ir liudyti Lietuvos teisėsaugai. Tačiau susisiekus su trąšų importuotoja Lietuvos įmonė, bendrovė patikino, kad viskas yra legitimu ir kad čia kažkoks nesusipratimas. Vėliau įmonė atsiuntė netgi dokumentą, kuris patvirtina, kad jų krovinys tikrai iš Uzbekistano ir pasirašo tas pats žmogus, kuris sakė, kad jo parašai suklastoti. Mes kreipėmės į tą žmogų, mes bandėm su juo susirašyti raštu, mes bandėm susiskambinti, ragelis numetamas, į žinutes neatsakoma, žmogus tiesiog dingo. O situacija yra tokia, kad mes, nors ir įdėjom daug darbo, neturim tvirtų įrodymų, kurie galėtų pasakyti, kad konkreti Lietuvos įmonė žaidžia švariai arba nešvariai. Dėl to priėmėm sprendimą tos medžiagos nenaudoti ir įmonės pavadinimo neatskleisti. O dabar važiuojam toliau.
Lietuvos muitinė patvirtino, kad informacija apie keistus nesutapimus prekybos su Uzbekistanu statistikoje žinoma tiek mūsų pareigūnams, tiek Europos komisijai. Pareigūnai atidžiai stebi situaciją ir laukia Uzbekistano paaiškinimų. Nesutampanti Lietuvos ir Uzbekistano prekybos statistika rodo, kad abejotinos kilmės trąšas galimai importuoja ne tik smulkūs žaidėjai, bet ir kur kas stambesnės žuvys. Trąšų prekybos ir pramonės asociacija sako, kad visi jos nariai žaidžia pagal taisykles ir sankcijų laikosi. Uzbekistanas Jungtinių tautų duomenų bazėje jau keletą mėnesių neteikia statistikos apie trąšų eksportą į Lietuvą. To priežastys kol kas nežinomos. Latvijoje veikiančiai Uzbekistano ambasadai klausimus apie trąšų prekybą išsiuntėme prieš 2 mėnesius. Jokio atsakymo negavome. Štai šio namo rūsyje registruota mažoji bendrija Illusion Pictures. Įmonė oficialiai skelbiasi prekiaujanti elektroniką, bet panašu, kad tai gali būti iliuzija. Vos prieš 2 metus įsteigtas verslas jau generuoja milijoninę apyvartą. Tik kažina ir iš elektronikos. Mūsų turimi dokumentai rodo, kad praėjusiais metais Illusion Pictures nėrė į prekybą trąšomis. Ne iš bet kur. Iš Rusijos. Ir ne iš bet kokio gamintojo. Perkūnkiemio sandėliuke registruota įmonė į Lietuvą gabeno trąšas pagamintas Rusijos koncerno Uralchem. Jo savininkas Dmitrijus Mazepinas, vienas iš Kremliaus elitui priskiriamų oligarchų. ES sankcijos jam įvestos pernai kovą. Nemažiau už Mazepiną pagarsėjo ir jo sūnus. Formulės 1 lenktynininkas Nikita Mazepinas, kurio vieta prie bolido vairo neretai buvo siejama su jo tėvo valdomo koncerno Uralkali parama. Rusijos kariuomeniai įsiveržus į Ukrainą, Nikita Mazepinas kartu su tėvu įtrauktas į sankcijų sąrašus ir išmestas iš Formulės 1 komandos. Sienos turimi duomenys rodo, kad Illusion Pictures įsipareigojo į Lietuvą įvežti didelius kiekius Mazepinų šeimos valdomų fabrikų produkcijos. Ir tuo vertėsi gana sėkmingai. Illusion Pictures vadovas neslepia prekiaujantis rusiškomis trąšomis. Verslininkas tikina turintis visus tam reikalingus leidimus. Prieš prekiaujant, taip, domėjausi, ar galima prekiauti, negalima, taip. Bet kreipiausi visas instancijas Lietuvoje, taip. Ir finansinės, užsienio reikalų ministerija, šių laiškus ir visą kitą. O šiek tiek ieškau atsakymus, kad prekiauti galima. Suprantat. Užsienio reikalų ministerija pateikė kitokią poziciją. Anot ministerijos, trąšų importuotojams išaiškinta, kad jie patys yra atsakingi už tinkamą sankcijų taikymą. Ministerijos vertinimu ES sankcijos taikytinos tiek Dmitrijui Mazepinui, tiek jo valdomiems ir kontroliuojamiems ištekliams. Paklaustas, ką mano apie Rusijos karą prieš Ukrainą, Illusion Pictures vadovas prisiekinėjo palaikantis ukrainiečius. Jis neįžvelgia jokio prieštaravimo tarp savo deklaruojamų vertybių ir savo verslo operacijų. Ką Jūs manote apie Rusijos karą prieš Ukrainą? Blogai, blogai. Bet konflikto čia nematot, kad šitie sandoriai, kaip bebūtų, jie vienai per kitaip finansuoja tą patį. Tie pinigai tikrai nefinansuoja Rusijos biudžeto, nedaina kitų rankų tikrai niekada. Premjerės patarėjas Kęstutis Lančinskas turi kitokią nuomonę. Tegu lieka sąžiniai to verslininko, matyt, tokia jo pozicija, nes jis, pirkdamas trąšas iš Rusijos, jis remia Rusiją. Rusiškas trąšas aptikome ir pas vieną didžiausių Lietuvos rinkos žaidėjų – kompaniją Belor. Sienos duomenimis, šiai įmonei šiemet į Klaipėdos uostą pristatytas visas laivas trąšų pagamintų Rusijos kompanijos Neftechim Salavat. Nei trąšų gamintojai, nei jos gaminiams sankcijos netaikomos. Tačiau tiesioginis Neftechim Salavat savininkas – valstybinis Rusijos koncernas Gazprom. Belor vadovybė pripažino, kad toks krovinys buvo. Anot įmonės, trąšos įgytos iš kitos bendrovės, kurios Kremlius nekontroliuoja ir nevaldo. O pats krovinys įgytas dar iki karo. Tiesaus atsakymo į klausimą, ar jos ryšiai su gamintojais iš Rusijos dabar yra nutraukti, įmonė nepateikė. Bet grįžkime prie nebūtinai uzbekiškų trąšų. Tarp abejotinos kilmės uzbekiškų trąšų importuotojų radome ir Kauno bendrovę Meidaga, valdoma Instagramo žvaigždės Gabrielės Slizevičiūtės, save pristatančios kaip Gabriela Melrose. Meidagos reikalais domėjomės ir šių metų pradžioje.
kai Gabrielos Melrose verslą aptikome galimoje sankcijų medienai apėjimo schemoje. Uždavus klausimus apie trąšas, įmonės vadovas neslėpė susierzinimo. Karbamidas iš Baltarusijos, bet uzbekiškas, gal galite paaiškinti? Negaliu, žinokit, vairuoju, tai nelabai ir paaiškinti galiu. Antras dalykas, nelabai net ir noriu aiškinti dėl to, kad aš mačiau jūsų tą laidą prieš tai tokia, man jinai netgi labai negraži ir tokia, Pati Gabrielė Slizevičiūtė patikino nieko nežinanti nei apie medieną, nei apie trąšas. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, akcininkas, kuris nedalyvauja įmonės veikloje, už jos veiklą neatsako, neprivalo nieko žinoti ir neneša jokios atsakomybės. Aš jokioje įmonėje nesu buvusi akcininkė, kuri dalyvautų veikloje. Todėl mūsų diskusija apie įvykius, žmones ar veiklą, apie kurią aš nieko nežinau, yra beprasmė. Atleiskite, bet visiškai neturiu jums ką pasakyti. Po Sienos publikacijos buvo pradėtas didelio masto ikiteisminis tyrimas dėl sankcijų medienai apėjimo. Ar Slizevičiūtės verslas viena iš 9 įmonių, kurias tyria teisėsauga, nėra žinoma. Tačiau žinoma tiek, kad su Meidaga bylinėjasi Lietuvos geležinkeliai, siekiantys prisiteisti pinigus už suteiktas paslaugas. Ar ginčas susijęs ir su galimu sankcijų pažeidimu, Lietuvos geležinkeliai kol kas neatsakė. Tačiau ginčai su geležinkeliais mus atvedė prie kitos istorijos, kurioje radome ir sankcijų apėjimą, ir trąšas, ir sankcionuotą metalo produkciją. Štai šiame sostinės verslo centre oficialiai veikia bendrovė Milka Baltija. Veikia oficialiai, nors realybė panašesnė į dėsningą kelionę bankroto link. Bendradarbiaudami su kolegomis iš Baltarusijos nustatėme, kad ši įmonė galėjo dalyvauti net 2 sankcijų apėjimo schemose. Mūsų partneriai iš Belarusian Investigative Center nustatė, kad Milka Baltija importavo uzbekišką karbamidą iš Uzbekistano trąšų kombinato, kuris karbamido apskritai negamina. O nepriklausomi Euroradijo žurnalistai nustatė, kad ši įmonė į Lietuvą įvežė didelius kiekius sankcionuotos metalo produkcijos iš Baltarusijos. Na, o mūsų surinkti duomenys rodo, kad Milka Baltija į Lietuvą gabeno didelius kiekius metalo iš Kazachstano. Ar tokia ir buvo tikroji prekių kilmė? Abejotina. Milka Baltija jau kurį laiką yra ir Lietuvos teisėsaugos akiratyje. Tai mums patvirtino Muitinės kriminalinė tarnyba, atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl įtariamo sankcijų pažeidimo, į Lietuvą importuojant tiek trąšas, tiek metalą. Rugsėjo mėnesį bendrovę Milka Baltija pradėjo drebinti permainos. Įmonės pagrindinį akcininką ir vadovą, Romaną Semeneniją iš Baltarusijos, pakeitė Aurelas Vojtikas, vyriškis iš Moldovos. Jokios informacijos apie naujo įmonės savininko verslo ryšius neradome. Tik tiek, kad anksčiau jis dirbo palydovų, maršrutiniuose autobusuose. Lietuvos geležinkeliai patvirtino, kad Milka Baltija rodė galimus sankcijų apėjimo požymius. Ir dėl to santykiai su šia įmonė buvo nutraukti. Dėl susidariusių skolų Milka Baltija buvo paduota į teismą, kur valstybės valdoma įmonė sėkmingai prisiteisė 90 000 eurų. Ar priteistus pinigus pavyks atgauti? Kitas klausimas. O kol Lietuvoje veikęs galimo sankcijų apėjimo verslas rodo brestančio bankroto požymius, Baltarusių Semenenijų šeima keliasi į kitas valstybės. Ir vėl su sankcijų kvapu. Prekyba abejotinos kilmės metalų – šeimos verslas. Tai įrodo ir Milka Baltija valdžiusio Romano Semenenijos tėvas Ruslanas, vasarą įsteigęs naują verslą Lenkijoje. Per dar vieną įmonę, registruotą Latvijoje, Ruslanas siuntinėja pasiūlymus potencialiems metalo pirkėjams. Vieną tokį pasiūlymą gavome ir mes. Jame teigiama, neva prekės pagamintos Moldovoje. Tiksliau, separatistinėje Uždniestrėje veikiančiame plieno kombinate. Susisiekėme su jo atstovais, kurie apie Semenenijų шеймą išгирдо jau не первый карта. Подделывают сертификаты, оформляют липовые транзиты через Белоруссию и поставляют якобы нашу арматуру либо турецкую на европейский рынок. Потому что эта арматура либо из... В обход, в основном в обход санкций, это появилось с началом войны в Украине. Но, безусловно, это украинская, это белорусская арматура и, может быть, российская. Susisiekėme ir su pačiu Ruslanu Semenenija. Metalo prekeivis kartojo, kad prekės tikrai iš Moldovos.
O klausimai apie sankcijas privedė ir prie komplimentų. Алло, послушайте меня, алло. Да, слышу. Послушайте меня. Да, я вас просил записать, что я не имею отношения к компании Milka Baltic. И, то есть, мне не интересно ничего ни про эту компанию, ни про какие-то еще компании другие. Вот мне вообще не интересно. То есть то, что мне сейчас вы работаете через AirArms, это не связано с тем, что, очевидно, закрывается деятельность Milka Baltic в Литве? Вы глупый или мне это показалось? Я просто задаваю вопросы, работа у меня такая. Štai ir dar vienas atvejis, kai trečiosios šalys pasitelkiamos sankcijų apėjimui. Į Lietuvą ir kitas Europos šalis, gabenant prekes iš Rusijos ar Baltarusijos. Bet yra ir kiti mechanizmai, kai didelės vakarietiškos kompanijos savo produkciją tyliai eksportuoja į Rusiją, o ji patenka tiesiai į Rusijos karo mašiną. Būtent šios temos siena su partneriais imasi dabar. Taigi laukite tęsinio.